Labadiena, sveikiname su daktaru Gintaru Zaleskiu ir aš Rimas Jankūnas. Ir dabar, Gintarai, aš nerimauju. Sužinojau, kad šioje studijoje visi neskiepyti. O prisiklausiau prieš anksčiau ir Sejoninį, ir Dulkys sakė, kad jeigu nesiskiepysis, tai virusas taip išplis. O tu čia kažkokią ereziją atsiuntei. Deja, Rimai, aš turiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra erezija. Portugalijai padarytas tyrimas, 9 milijonai gyventojų, nors ten gyvena 10 ar 12. Patikrinta, kodėl šiais laikais tarpsta kolektyvinis imunitetas ir nebėra COVID. Pasirodo, kad COVID sulaiko ne antikūnai prieš spyglį, bet antikūnai prieš kapsidinius nuklearinius antigenus. Reiškia, net ir tie, kurie pasiskiepijo, dalyvauja apsaugoje, kolektyvinėje apsaugoje, tik dėka to, kad kažkurį laiką panešiojo virusą. Skiepai nuvainikuoti. Teko matyti tokį Campbello, garsaus blogerio siužetą. Jisai kalbėjo apie Jungtinių Amerikos valstijų ligų kontrolės centrus ir citavo jų pranešimą, kad jeigu jūs pasiskiepijote arba persirgote, bet visi persirgome, suprantama, tai tas atpuola, tai jūsų rizika susirgti COVID gali būti didesnė. Kaip šitą suprasti? Taip, iš tikrųjų čia truputį komplikuotas ir netaip lengvai paaiškinamas dalykas. Galbūt jame yra keletas tokių paradigmų. Visų pirma, tai aišku tai, kad skiepų antikūniai veikia keletą mėnesių. Tarkim, tikrų skiepų, nuo tymų, veikia 30 metų. Be to, jeigu ir veikia nuo tokio dalyko kaip veikia ne antikūnai, o veikia T ląstelės. Ir jų įsikešimas į šį procesą yra gana sudėtingas ir sunkiai suvaldomas. Vienok yra studijų dabar rodančių, kad pasiskiepijusie žmonės yra daug labiau imlus miokarditui, sakykime. Kiekvienas iš mūsų, jeigu neduok Dieve vėl bus panika ir reiks skiepytis, privalome reikalauti, kad suleidus skiepą būtų stomoklis patraukiamas atgal, įsitikinti, kad nėra kraujo. Ir jeigu kraujo yra, tai tiesiog turi būti paimamas naujas švirkštas ir duriama į kitą vietą, nes suleidus netyčia į veną, garantuotai galima sukelti miokarditą, kuris yra liga visam gyvenimui. Facebooko draugas atsiuntė tokį įdomų tyrimą. Jie tyrė, kaip miokardo ląstelės kaupia gliukozę. Radioaktyvių izotopų pažymė šitą molekulę ir pasižiūri. Ir pasirodo, kad pusę metų po vakcinacijos jie tyrė, pusę metų tas gliukozės kaupimas yra padidėjęs maždaug 1,5 karto. Ką tai galėtų reikšti? Kitaip sakant, pokyčiai išlieka miokarde, išlieka labai ilgai. Ar tai reiškia miokardo pažeidimą? Aš irgi, Rimai, labai trumpai susipažinęs su šito klausimu, bet čia turbūt yra labai svarbus, kad daugelis iš mūsų, kurie turi ar šeimos narius sergančius krūtinės angina, ar pažįstamus, ar patys to, jie žino, kad jeigu jie naudoja nitrogliceriną arba į nitrogliceriną panašias medžiagas, tai nitroglicerinas ne tai, kad jis sustiprina širdies raumenį, kai jis jau truputį būna pažeistas, bet nitroglicerinas sumažina deguonies sunaudojimą širdies raumenyje tam pačiam darbui atlikti. Tai va šitas PETO tyrimas iš tikrųjų yra be galo neramus. Kadangi jeigu gliukozės reikia daugiau atlikti širdžiai tą patį darbą, tai savaime suprantama, kad širdies raumuo jau yra nusilpę. Praktiškai yra nelabai įgalus.
Kalbama, kad maždaug trečdalis patiria miokarditą po vakcinacijos, bet jis dažniausiai būna lengvas, praeinantis. Ar galime sakyti, kad tai yra tiesiog praėjo ir pamiršti, ar tos miokardo ląstelės regeneruoja? Aš iš tikrųjų, Rimai, čia tikrai skaudi problema, nes mano mintyse ir Karolis, ir galbūt tie pirmieji Klaipėdos atvejai, kai staiga mes nusprendėm, kad skiepijam ir jaunesnius kaip 20. Ir iš karto atsirado 3 žmonės, 3 vaikinai reanimacijoje, kurie išgyveno, man sakė, kad jie išgyvena, nors pagal troponino ir dedimerų skaičių. Jų širdis liko, nežinau, kaip drebučiai galbūt. Ir nekartą visi matėm, kiek dabar netyčia nuo šių ar kitų priežasčių miršta daug žmonių. Neįmanoma to prirašyti COVID-ui, long COVID. Labai iliustratyvu tai, kad pelytėm, eksperimentiniam gyvuliukam galima COVID vakcinų rutuliukinių, Modernos ir Pfizer pagalba per savaitę 100% sukelti miokarditą. Jeigu peliai suleisti į raumenį, neatsitinka nieko. Jeigu peliai suleisti Pfizerio vakciną į veną, per savaitę jos širdis plyšta. Troponino 1000 kraujyje. Kardiograma pelytės širdies yra visiškai rodo, kad ten raumuo tirpsta. Tai atsiprašau, kiek injekcijų, kurių mes darom į deltoidinį raumenį netyčia, gali absorbuoti kraują į venules. Esu matęs gal 1000 kartų, kaip žmogus sergantis diabetu sau leidžia į pilvą insuliną ir būna, kad vieną kartą iš 100 ištraukęs, jis ištraukia tą detalę, o ten lašiukas kraujo. Reiškia, jis pataikė į venulę, labai smulkią veną. Kiek tokių pataikymų buvo? Aš nežinau. Kalbėjome apie eilę temų, apie tai, kad bet kuris vaistas turi daugybę poveikių, tiek naudingų, tiek žalingų, kurių dauguma nežinomi. Ir tie, kurie mums sakė, tikėkime mokslu, tai jie tiesiog nežino, kas yra mokslas. Manau, kad ties į tą vietą galime ir atsisveikinti. Iki kitos laidos.